Top 10 radar, yeah, we on your radar. Never miss, dog, and that's on occasion. Feel the duffels up the sign, I need $1 million. I'm about to take off, and I know that I'm on their radar. Top 10 radar, yeah, we on your radar. Never miss, dog, and that's on occasion. Yeah, we on your radar. Yeah, we on your. Dar vienas mūsų pašnekovas BMW Motorsport komandos dalis, pagrindinis varomasis variklis Indrė Senkutė, drifterė, kuri jau šitame sporte 4 metai, kaip suprantu. Taip. Drifterė, žiedininkė, autosporto fanė. Automanė, autofanė. Kaip tau sekasi drifto pasaulyje? Sekasi labai gerai. Pirmiausia, man labai patinka visa bendruomenė aplinkui. Iš tikrųjų, mes turim gerą ryšį ir kontaktą. Tai kai atėjau čia važiuoti, labai stipriai pasijauti, jeigu turi kažkokį incidentą ar gedimą, tai tu dar nespėjai mašinos parvežti į parką, į tavo vietą, o jau visos detalės būna suneštos. Jau aš turiu sukimą, aš turiu sankabą, aš turiu rankinį, aš turiu cilindriuką, ten taip toliau. Tai iš tikrųjų labai faina, kaip ir čia mes matom gerą emociją pirmiausia. Aš suprantu, kad tu subūrė aplink save stiprią komandą, kurie tau labai padeda iš karto siekti rezultatų, nes, kaip suprantu, prieš 4 metus pradėjai nuo nulio, o dabar jau stumdaisi Semi Pro lygoje. Taip, tai iš tikrųjų mes kartu su BMW fanais, BMW Lietuva Motorsport, ar kaip čia pavadinti, tai aš prie jų prisijungiau pernai metais. Iki tol aš važiavau ir kartingais, važiavau žiedinėse lenktynėse, ilgų, trumpų distancijų, įvairių tų komandų buvo. Aš tokia daugiau gal vis tiek viską turiu aplink save, savo žmonės, kurie su manim, kai kurie eina labai daug metų nuo pat pradžių. Ir yra kažkas, kas keičiasi toj disciplinoje, kas man būna patogiau ar geriau. Tai šiandien aš esu driftė su BMW Fan Lietuva. Taip pat čia mano draugai Baltic Karting Academy, kartingas pastatytas, su kuriais aš važiavau ne vieną sezoną. Tai, žodžiu, labai smagu, kad per tiek daug metų tų žmonių buvo labai įvairių ir tu atsirenki, kas yra geriausia ir su kuo tau geriausiai tinka dirbti. Tai ir to pasiekoji gali pasiekti rezultatų. Tai aš kaip suprantu, tu iš žiedo pasiėmė ne tik savo komandos dalį, bet ir visą patirtį, įgūdžius, kuriuos teko adaptuoti drifto trasoje. Kas visame šitame žaidime tau labiausiai patinka, kelia daugiausiai emocijų, o galbūt iššūkių? Iš tikrųjų, žiedinių atėjus taip pat sudėtingiausia dalis iki dabar išlieka chase važiavimas iš paskos, nes lead važiavime aš turiu labai daug panašių dalykų su žiedu ir dėl to aš esu laimėjus ne vieną kvalifikaciją. Paprastai aš praeinu visas kvalifikacijas. Ir tai būna gana aukšti balai, dėl to, kad aš labai daug galiu naudoti dalykų žiedo. Tai man labai padeda, nes ten tu važiuoji vienas, tu turi važiuoti tiksliai ir susirinkti tokį mapą. Tai aš tą metodiką žiedo naudoju, man labai gerai tinka. Bet chase'as tai yra tai, ko aš niekada gyvenime nedariau. Aš iki drifto aš vairavau tik priekių varomus automobilių žiedę, niekada nebuvau vairavus galų varomų automobilių. Tai slysti šonu, ten, kur tu nežinai, kur jisai slys, juo pilnai pasitikėti ir dar jį atkartoti, tai yra tai, kas man yra tikrai pareikalauja daug energijos. Bet aš jau pernai metais džiaugiuosi, kad aš pamažu kažkaip tai perlaužiu tą etapą, bent jau lėtesnėse trasose. Greitose dar vis labai sudėtinga. Indrė, sakyk, kas yra svarbiau, turėti gerą automobilį ar gerą komandą, kuri padėtų su juo gerai važiuoti? Abu du faktoriai yra svarbus, bet man asmeniškai visa kelionė ir pats vairavimas yra apie žmonės ir apie patį patyrimą. Tai tam, kad tu gebėtum tai padaryti, tu turi turėti žmonės aplinkui, gerą komandą. Tai tam aš turiu ir dirbu labai daug metų, jau beveik 10 metų su Fitness for Race, tai yra specialiai automobilių sportui dirbantis fizinio parengimo treneris, kuris padeda man lavinti reakciją, koordinaciją, periferinį regėjimą. Ir taip pat turiu irgi labai ilgai dirbam su Jonu Dereškevičium, kuris, kad ir kur aš bebuvau, ar aš buvau žiedė, ar ilgose, ar trumpose distancijose, ar kartinguose, ar drifte, jisai visada buvo šalia manęs. Šiuo metu mes dirbam kaip su psichologu, bendravom telefonu prieš kiekvienas varžybas, klausimais bet kuriais, kurie man aktualūs. Ir ačiū Dievui, po labai daug metų paskutinis sezonas buvo tas, kada aš jau gebėjau atsipalaiduoti ir pasimėgauti to važiavimu. Nu tai pasimėgauti tikrai, iš tikrųjų. Tai tam, kad tai sukurtum, aišku, mano mechanikai, kurie leidžia man
negalvoti apie automobilio techninės savybės, dėl to, kad jie paruošė viską taip, kad mes neturėjom techninių problemų. Tai yra tikrai mes kartu nuo nulio pradėjom, aš atėjau driftą, jie pradėjo savo darbą ir mes augom kartu. Ir Era Custom tai yra ta komanda, kurie man yra kaip draugai. Ir jie žino, ko man reikia, mano automobilis turi būti švarus, kvepiantis, paruoštas, visi varžtukai sužymėti ir tai turi būti padaroma nepriekaištingai po kiekvieno važiavimo, nesvarbu ar tai varžybos, ar tai treniruotė. Tokia disciplina, mes besilaikant neturim tiesiog techninių problemų didelių. Žodžiu, gero drifterio disciplina, daug dedančiųjų dalių nuo pasiruošimo, treniruočių iki technikos. Tau padeda visą tai, kaip sakau, sukomponuoti, sulipdyti šalia tavęs ilgą laiką stovintys žmonės. O kaip automobilis pats gyvuoja, laikosi, kokius jis rezultatus rodo drifto trasose ir kuo esi patenkinta ir galbūt kuo sieki link ateities geresnių rezultatų ir tikslų? Tai automobilis dabar yra semi-pro lygos, jisai pilnai atitinka, jo pilnai užtenka, pilnai galima turėti lyderiaujančias pozicijas. Aš tiesiog nesugebu gal jo dar pilnai išpildyti. Čia yra 3 UZFA motoras, UZAS vadinamas dar kitaip, yra padaryti kolektoriai papildomai. Dėžė yra dizelinė, bembinė, 6-bėgė, jinai ilgai man laiko. Visas saugumo elementai, kas man yra labai svarbu, gesinimo sistemos, visa kita, PDM-ai. Tai yra gera bazė techniškam geram darbui, kuo mažiau gedimų. Nėra turbinų, nėra kažkokių labai stebuklingų elementų. Tai sakyčiau, kad tai yra paprastas, atmosferinis, gana gražaus garso, išskirtinio kol kas garso. Lietuvoje tokio daugiau nėra projekto su šitų motorų, šitais kolektoriais. Kitąmet jau atsiras dar vienas kolega. Tai kol kas jisai man gražus, labai tiek vidumi, tiek išorė. Mano svajonė, bet aš nemanau, kad aš ją kitąmet dar sugebėsiu gyventi, norėčiau sekvencinės dėžės, nes turiu problemą su duobe tarp pirmo ir antro bėgių ir niekaip jo negaliu spręsti su reduktorium. Tai norėčiau labai, bet tai yra labai didelė brangi investicija, tai nežinau, ar aš ją darysiu ar ne kitąmet, bet manau, kad jo per akis užtenka ir taip. Jūs taip rimtai pasinėrėte į visą šitą. Klausimas kyla, kiek laiko teko ruoštis tam, iš kur gimė noras, svajonė važiuoti drifte, kadangi 4 metai sąlyginai tai yra ir daug, ir mažai drifto pasaulyje. Iš kur atsirado ta meilė ir mintis būtent užsiimti šiuo sportu? Šiuo tai buvo, aš kiekvienais metais turiu tradiciją mokintis naujų dalykų. Tai buvo kirpėjų kursai, makiažo savo ir panašiai. Ir vasarai vienai besibaigiant, galvoju, reiktų kažką naujo pagalvoti. Paskambinau Linui Ramoškai, sakau, niekad nevairavau galų varomo automobilio. Labai norėčiau pamėginti ir pažiūrėti. Jisai man parekomendavo komandą, kuris nuomoti su treneriu. Aš galvoju, papiešiu tą saulės truputį ir viskas. Tai piešiau. Sako, gerai tau gaunas, gal nusipirk savo, bus pigiau. Nusipirkau paprastą KEM6. Pradėjau treniruotis, žiūriu visai gerai, išvažiavau į pirmas varžybas, praėjau kvalifikaciją, aš jau buvau pardavus tralus, busus, viską buvau pardavusi. Aš galvoju, atsitrauksiu nuo automobilių sporto, nes kartingais važiavau tuo metu, bet gavos, kad aš dabar vėl turiu viską, komandą, mechanikus, busus, tralus, viskas vėl iš naujo ir taip pat. Plius labai patraukė naują dalykai, nes man tai buvo labai šviežia, aš daug ko nemokėjau, tai man vėl viską reikia mokintis iš naujo, žinai. Indrė, drifto sporte yra tiek daug niuansų, tiek daug įvairių sudedančiųjų dalių. Sakyk, kas dominuoja šiai dienai tavo pasiruošime, toj pačioj disciplinoje, visame drifterio meniu? Kokie yra pagrindiniai svarbiausi faktoriai? Mano tai dabar vis dar išlieka vairavimo įgūdžių tobulinimas ir psichologinė dalis. Tai, ką aš galiu tikrai padaryti, tai, kas man kainuoja, truputėlį mažiau investicijų, bet tai yra tiesiog mano laikas ir tai, ką tu viduje išmoksti ir ko iš tavęs niekas niekada neišims, nenupirks ar neišplėš. Net visai nepriklausomai ir tavo turbina veiks ar ne, kurios pas mane net nėra dėl tos priežasties, bet iš esmės aš dedu daug į save. Tai mano treneris Jonas Dereškevičius, jisai jau turi paruošę šiokį tokį planą, kaip mes galėtume patobulinti tai, kas man sekėsi sunkiausiai šiemet. Bet mes susitarę, kad aš truputėlį laukiu alkio, kol man atsiras viduje alkis važiuoti, noras vėl grįžti ir sėsti, nes sezonas buvo gana intensyvus, tiek darbais, tiek sportais, tai dabar turėjau atostogas labai gražias, prasmingas, su tokiom mindfulness, kaip sakau, retritu,
grįžau ir dabar po truputėlį laukiu sugrįžimo į psichologinę savo ir vairavimo dalį ant simuliatoriaus. Ant simuliatoriaus vyksta treniruotės pas tave taipogi? Driftą važiuoju mažiau, žiedą važiuodavau labai daug, treniruodavau tik ant simuliatorius, treniravau ir pati. Turėjom projektą su jaunimu, paaugliais, važiavom 1000 vėliau, tai aš ruošiau tos žmonės. O driftą dabar pavažiuoju, bet man truputėlį trūksta ten reguliavimų. Lietuvoje mažai kas dirba su tais reguliavimais, tai Jonas Dereškevičius, kaip suprantu, jau padarė pagrindą ir dabar mes dirbsim toliau. Labai smagu girdėti, kad yra tokių atsidavusių sportininkų, kurie rimtai žiūri į visą tai. Tai metų pabaiga, uždarom visą sezoną, atidarom naujus metus, ko palinkėsi savo, kokie tikslai, kokia tavo vizija ateičiai ir kam mes ruošiamės toliau. Tai tikslai, tai iš tikrųjų turbūt semi-pro. Labai norėčiau išvažiuoti į užsienio kažkokias tai varžybas daugiau. Norėčiau šiokių tokių tobulinimų, bet nežinau, ar jie man pavyks finansiškai. Jeigu jie ir nepavyks, automobilis yra pilnai atitinkantis važiuoti semi-pro lygoje ir klasėje. Tai šitą vietą savo pačiai palinkėsiu turbūt dar daugiau ramybės prieš startą, tam tikrų gerų įrankių su Jonu Dereškevičium ir kitais. Palinkėsiu gero bendradarbiavimo su mechanikais, kad mes kartu atliktume, susidirbtume. O visiems kitiems palinkėsiu turbūt gero laiko, gerų ryšių, gero kontakto ir gero pasimėgavimo važiavimo, nes tai turbūt yra svarbiausia. Nepriklausomai nuo to, kokia tai yra vieta. Bet jeigu tu pasiemi daug gerų įspūdžių ir tikrai gerą kaifą, gerai prašėrus ar pravažiavus, tai turbūt tai yra didžiausia dovana tau pačiam. Aš tikiu, kad tau pilnai pavyks įgyvendinti visus svajonės, tikslus, to tau ir linkiu. Ačiū už malonų pokalbį, susitiksime ateityje. Ačiū tau labai. Ačiū. Buvo labai malonu. Top 10 radar, yeah, we on your radar. Never miss, dog, and that's on occasion. Feel the devil's up the sign, I need $1 million. I'm about to take off, and I know that I'm on their radar. Top 10 radar, yeah, we on your radar. Never miss, dog, and that's on occasion.